Labai dažnai žmonės, kurie susipyksta, išsiskiria, po to sako tokią frazę, kaip aš norėčiau susigrąžinti viską atgal. Kaip aš norėčiau vėl sugrįžti į tuos laikus, kur aš buvau laimingas. Kaip aš norėčiau visą tai vėl atkurti, vėl sugrąžinti. Ir čia reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad susigrąžinti tai, kas buvo, visų pirma, jums ir nepavyks, o antra, gink Dievę susigrąžinti tai, kas buvo. Nes tai, kas buvo, visas tas scenarijus, kuris jau įvyko, jis ir privedė prie tos situacijos, kuri dabar atsitiko jums, kuri ir sugriovė jūsų santykius. Kad ir jūs ir buvot laimingas, kažkurį laiką jūs jautėtės laimingas, bet tai nereiškia, kad jūs nedarėte klaidų. Reiškia, jūsų santykiuose kažkur buvo kažkas ne taip. Arba jūs elgėtės neteisingai, arba jūsų partneris netinkamai, arba jūs žinojote apie tai, arba jūs neįtarėt, nes jūs nesupratot, kaip turi būti teisingai. Deja, žmonės, kurie grąžina, kurie vėl susitaikė, grąžino tuos santykius, jie vėl užlipa ant tų pačių grėblių. Mes daug pažįstame tokių porų, kurie susitaikė, susipyko ir šitaip visą gyvenimą kaip katė su šunim. Čia viskas dėl to, kad žmonės nekuria tų santykių. Santykius reikia kurti, nes visi tikisi, kad jie kažkaip chaotiškai savaime susiklostys, kai kam pavyksta. Čia žinot, kaip laimėti loteriją, santykis savaime susiklosti ir žmonės visą gyvenimą gyvena laimingai, bet tokių labai reta. Iš tikrųjų, santykius reikia kurti, lygiai taip pat, kaip mes namą statom. Juk jeigu mes pastatysim namą, jis išoriškai atrodys labai gražiai, mes ten kažkurį laiką laimingai gyvensim, o po to vieną gražią dieną jisai tiesiog subirės. Čia akivaizdu, kad kažkur statant buvo padaryta klaida. Kažką padarė ne pagal taisyklės. Lygiai tas pats su santykiais. Juos reikia kurti. Juos reikia statyti. Lygiai taip pat kaip pastatą. Jeigu jūs teisingai pagal taisyklės savo santykius visus išdėstysit, juos visus sukursit tiesioginė prasme, tada ir santykiai bus tvirti. Mes dažnai nekreipiam dėmesio arba stengiamės nepastebėti, kai jūs jau kažką pastebėt, pirmieji skambučiai, arba jūs nemokate, nesuprantate, kaip situaciją reikia teisingai, ką pasakyti, kaip pasielgti, kaip reaguoti, mes nežinome. Arba mes matome, kad mūsų partneris daro kažką ne taip. Elgiasi taip, kaip jums nepatinka, ne pagal jūsų pažiūras, ne pagal jūsų taisyklės, ne pagal jūsų kažkokius ten supratimus. Ir jūs tiesiog tikitės, kad jisai su laiku pasikeis. Kad viskas bus gerai, jis pasitaisys su laiku. Ir jūs tiesiog tai paleidžiate, kaip sakant, kaip yra, taip yra. Ir po kiek laiko, po laipsniui, tas elgesys, jisai kaupėsi ir kaip sniego kamuolys. Ir paskui jūs jau ir norėtumėt sustabdyti, o nebegalit. Žodžiu, jeigu jūs norite susigrąžinti tuos santykius, vėl susitaikyti, vėl kaip seniau, jūs turite vis tiek suprasti vieną dalyką, kad kuriant tuos santykius iš naujo atkuriant, reikia kurti jau kitaip. Nes tas, kas buvo, jau rezultatas aiškus. Taip, reikia kurti truputį kitaip. Reikia žinoti, kad šitaip aš daugiau taip nebedarysiu, pavyzdžiui, arba nebeleisiu savo partneriui taip elgtis. Turi būti naujos taisyklės. Kuriant naujus santykius, tuos pačius, bet atnaujintai, turi būti naujas taisyklės. Ir jūs abudu turite apie tai žinoti. Nes jeigu jūs vėl bandote atkurti tą savo laimingąją praeitį, jūs atsidursite dabartyje, kur jūs esate dabar. Ką jūs turite dabartyje, sugriuvusius santykius? Praeitis jūsų privedė prie to, ką jūs turite šiuo metu. Jeigu jūs norite atkurti, reikia kurti iš naujo, praktiškai nuo nulio.
Jeigu namas subyrėjo, jį reikia tiesiog, kaip sakant, išardyti ir vėl statyti iš naujo, bet jau žiūrėti, kur buvo klaida, kad tos klaidos nebepakartoti. Lygiai tas pats pas mus vyksta su santykiais. Mes juos kūrėme, žiūrime, kur buvo klaidų, bandome tų klaidų nebepakartoti, bandome daryti kažką kitaip, keisti savo pačių elgesį ir stebėti savo partnerio elgesį, kad vėl nebeleisti jam kartoti tas pačias klaidas, kuris jūs jau darė. Toj situacijai, kuri ir privedė prie to konflikto. Atstatyti santykius visada įmanoma, jeigu jūs žinote tas taisyklės, tą formulę, pagal kurią yra kūriami tie santykiai.